Labas rytas iš sausio 27 dienos, jau praėjo kiek daugiau negu mėnuo nuo to laiko, kai paskutinį kartą filmavau, bet editin baigiau tik prieš keletą dienų. Mikrofonų testas, ne? Čia yra, dabar yra mikrofonų testas, gavau kalėdom nuo kalėdų senelio, kuris sėdi čia. Dovanų mikrofoniukus. Galiu net pasidalinti vienu nutikimu, kuris nutiko šį rytą. Sugalvojau, kad noriu išbandyti tuos didžiausius mikrofonus. Ėjom garaže, nešiau šitą keisą. Man patinka, kai Aurelija sako mikrofonas, ne mikrofonas. Atsiprašau, jeigu kažką labai erzina, bet aš kažkodėl, nežinau kodėl, aš taip sakau. Žodžiu, nešiau šitą daiktą, atidarinėjau ir man iškrito šitas ir aš kažkaip grėbėjau gal ne tą ar ką ir nukrito toksai angaliukas, kuris kišosi į telefoną, jis nukrito, jis turi ekraniuką ir aišku, tas ekraniukas turėjo suskilti. Patį pirmą kartą naudoju ir iškart. Aš dabar galvoju, kas būna irgi, jeigu taip. Tik pirmą kartą kažką darai ir būna toks galutinis outcomas. Nežinau, pradžioje buvo loginės mintis, tada emocijos kilo, norėjau paverkti. Dažniausiai, kai nutinka tokie dalykai, tai, iš esmės, jeigu tu dejuosi ir rėksi, nieko gero nebus. Tau reikia racionaliai tada išsiaiškinti, kokia žala, ką gali padaryti, ar tai kokie draudimai yra, ar ten kortelio apsaugos. Tai aš peržiūrėjau viską. Kiek kainuoja būtent pakeisti būtent tą specifinę dalį, žinai? Viską išsiaiškinau, bet dabar nusprendžiau, kad kol kas vis tiek naudosiu, kad ir tą suskilus. Tai norėjau tiesiog pradėti tokį mini vlogiuką, gal bus jisai ramesnis, turiu porą dalykų, kuriuos noriu parodyti. Tau gal reiktų pabandyti dabar tokio įvairesnio turinio. Pakomentuokit, ar norėtumėt pamatyti tokio įvairesnio turinio. Pavyzdžiui, turiu idėją, kur mes išbandom kažkokius tai amerikietiškus maistus, kaip uždėsiu ekrane, apie yra Lunchables. Ir aš niekada nesubandžius ir aš galvoju, gal visai būtų įdomu pabandyti. Tokių dalykų, kur yra labai amerikietiški, bet aš saldumynai Lunchables ar ten? Ne, ten tokie... Ten, kur pietų mane, tie pakeliai pala. Pakomentuokit, ar jums būtų įdomu pamatyti. Man tai visai būtų įdomu padaryti, nes niekada nesuragaus tokių dalykų. Ir mes dabar planuojam, kadangi jau yra po 12-17 dievė, pasimti pokebolą. Tai žodžiu, užsakinėsim maistą, parodysiu, pasimsim kavytės, nes man Adomas pažadėjo užpaldėjimą. Iš tai, kad sudaužė tą receiverį, nupirksiu, apdovanosiu dar žmogui. Skatintą blogą veiksmą, Tu kažką netinkamo padarai, dabar aš paskatinsiu tau, duosiu apdovanojimą, Ne, taigi tu man pažadėjau prieš sudaužą. Bet kadangi sudaužėjai, tai ne tik kavą gausi, bet ir pokebolą. Man moralinė žala, man padedi išgyventi. Žodžiu, gerai, keliaujam pasimti maistą. Pasėmėm jau maistelį tą pokę ir esam pakeliui paimti kavą. Aš išsirinkau rožinę, kažkokie naujo skonio, vėl bandysim Dunkin Donuts. Paskutinį kartą, kai ragavom, buvo užkelta aukštai kartelė, tai tikiuosi, kad bus gera kava. Bet ten specialas buvo, šita bus paprasta, ne? Tavo paprasta, mano ne, mano vis dar special. O ten kava iš vis bus tavo, ar ten limonadas? Ne, red velvet, jie turi sirupą kažkokį. Red velvet, tai čia, manau, šiek tiek Valentino dienai daroma tas rožinė kava, nes raudona rožinė. Ne kaip skamba, ne? Yra pyragas red velvet. Bet tavo rūžavo kava bus. Flomasteris skonė, ne? Pats tu kaip flomasteris, tai... Žodžiu, susifeilinau, tai sako, čia ne tas adresas. Aurė pasiduoda jau. Aš tiesiog šiandien grįšiu, susiviniosiu į kokonėlį ir niekur nejudėsiu. Kiek vištienos kebraina. Trim eilėm, ne? Fast foodas. Chick-fil-A ten yra... Eikti savo, bet čia geras, visai įdomu, visai turbūt parodyti šitą dalyką, ne? Kai drive-by yra, tai Chick-fil-A yra 3 eilės, žinai. Čia kaip autostrada prie fast foodo, žinai. Fast food autostrada. Manau, pagaliau atvykom į taisyklingą Dunkiną. O dabar atidaryk? Taip, aš noriu atidaryti. Biški yra rožinės. Ką?
Gal jau nusistovėjo. Kvepia lyjam kažkokį eterinį. Adomo, su kavos. Adomai, koks jūsų vertinimas šios kavos? Nu, $5 neverta, bet skani. Tavo 3. 3, jo. Mano 5. Nori paragaut mano? Mano tai kava. Na, šiaip, tos rožinės spalvos gal ir buvo tada, kai ją padarė, bet mums kadangi užtruko ją paimti. Tai jinai tokia... Nu, maisto review, Aurė. Šios kavos spalva yra kaip kokio plytų. Nu, čia ne rožinė spalva. Net ne rožinė. Skonis, nu jos tos visos specialios kavos, jos yra skanios. Jos yra fainos, viskas įdomus, bet jos yra kaip desertas. Tu jį gali gerti kaip desertą, nes yra žiauriai saldus. Nori Adomai paragauti, kad išgirsti tavo žodį. Oho, tu čia pro kaštus praliejai, kava. Nu čia kur apsitaškiau ir plaukus aptaškiau. Sako, kaip smirdai. Moliu smirda. Atrodo spalva, va, ko ieškau. Molio spalvos. Bet žiauriai neskani, blemba. Man tai šiaip visai skani. Siaubas. Tik labai saldi. Ir galiausiai atidarykim maistą, nes jau yra po 2:30, mes vis dar nevalgė, vienintelis maistas buvo. Tai šitas yra... Nežinau, kaip tai nors. Ai, mano. Šitas yra mano. Su... Nežinau, čia ir verta vardinti, bet vat taip atrodo, ar normaliai užfiksavo. Jo. Darom. Šiandien tikrai man nelemta lįst niekur iš namų. Pirmą kartą... Į vidų įspausk, nu. Taip, pirmą kartą nutiko, kad sulaužiau induką. Nėra tai buvę gyvenime. Gerai, neišleisim iš namų tavo šiandien. Gerai, partryk. Klausapas. Čia, kad suprast, kas daros, tai... O, kad čia iš šono gali dar. Ir čia yra Adomo. Sergiai, prašau, nu nesulaužiu. O. Adomo gražiai. Pagaliau eisim valgyt, mums skanaus ir susitiksim vėliau, kai kažką veiksim. Aš tik norėjau su jumis pasidalinti keletą pirkinukų, tuoj palaukit. Viena dėžė, antra dėžė, vienas maišas, dar vienas. Ir paskutinis. Tai turiu keletą siuntinukų, keletą tokių random dalykėlių, keletą tokių specifinių ir kai aš atpakuosiu, jūs pamatysit, kas tai per pirkiniai. Tiesiog norėjau pažiūrėti, ar tai galima rasti, kad ir Amazone už maždaug $100 ir kokią kokybę gaunam tų daiktų. Žodžiu, kai pamatysit, suprasit, kas čia per daiktai ir kas per progą ir kam aš čia pirksiu. Gal ateityje žiūrėsiu, priklauso nuo aplinkybių. Šitą kontentą kažkiek pagvildensiu, jeigu jums įdomu, gali tikrai pasakyti, ar jums įdomu būtų matyti. Gerai, pradedam. Ir pirmą pradėsiu nuo random siuntinuko. Viską pirkau iš tikrųjų Amazone. Kas jau gal mane matot ne pirmą kartą, žinot, kad čia mėgstu nagus tvarkyti. Ir iš tikrųjų nagų visų tvarkymų, manikiūras ir panašiai. Mane tai traukia nuo pat vaikystės, tai galimas. Bet niekada labai tai rimtai nedariau. Tai va, bet dabar sugalvojau, yra tokia labai populiari, jau gal net porą metų. Bent jau Amerikoje, nežinau, kiek esat girdėti, kažkur uždėsiu. Vadinasi Gel X. Kai tiesiog dedi tipsą, bet jį priklijuoji su kaip ir geliniais tokiais klijais, tai toks pagreitintas manikiūras būtų. Tai žodžiu, pirmas dalykas yra tiesiog tokios buffinimo tokie blokeliai, jie yra skirti pašiaušt nago paviršiai. Ir čia aš gavau 5 juos ir sumokėjau $4.97. Tai toks pirmas random dalykėlis. Tada į tą pačią temą, kaip sakiau, noriu išmoktos Gel X nagus. Tai pats populiariausias yra toksai, vadinasi Beatles. Čia visur TikTok'e, nežinau, kiek jūs esat matę, nematę. Tai dabar dar užsisakiau, galvoju, jeigu norėsiu mokytis, tai čia vadinasi Builder Nail Gel. Ir šito kaina $9.98. Čia yra 2 buteliukai. Noriu greit parodyti, kaip atrodo tie buteliukai, nors jau žiūrėtis, kuo skiriasi tas base ir tas, tai šitas turėtų būti toksai tirštesnis. Man taip rodos pradėsiu nuo pigiausio daikto, kuris kainavo $92.99. Neklystu, jis yra čia. Tai yra tokia maišiukė, man atrodo spalva Ivory. Tai yra vestuvinė suknelė. Taip, mes planuojam šią šventę šį rudenį, kadangi, nežinau, manau, čia yra pats
saugiausias, pigiausias gal net variantas pasimatuoti suknelę neinant į salonus, tai yra pabandyti užsisakyti iš Amazono ir žiūrėti, ką tu gausi ir žiūriu, kad kainos visai neblogos, bet net ir pati kokybė, šiaip, aišku, nes nebuvau salone, nežinau, bet kol kas kaip už $72 jinai tokia yra, uždėsiu paveiksliuką, kaip atrodo, jinai gale yra suvarstoma, kaip suprantu, su šituo, taip pat turi tokį diržiuką. Čia gal nėra šitas suknelė mano visiškai skonio, nes jinai yra su to tokio, nežinau, medžiagos, kaip jinai vadinasi, nes aš galvoju, gal truputėlį kitokia, bet tiesiog norėjau pasižiūrėti, ar man šios patinka šita stilistika, kai yra aptempta ir apačioje yra daug. Jinai visai sunki, jinai turi pakietinimą ir nereikia liemenėlės kaip ir. Daug geriau jaučiasi, negu kad galvojau, kaip už $72. Dabar įterpsiu klipą, kaip atrodo šitą suknelę užsidėjus. Tie vargais negalais pavyko užsidėti šitą suknelę. Man atrodo, kad gale vis tiek ne taip susivaršiau, tai čia nekreipkim labai dėmesį. Pabandysiu parodyti, kaip iš toliau atrodo. Viršus truputėlį, man atrodo, kaip man didokas. Aišku, čia nėra iki galo suveržta. Dirželis prideda biškutį. Man truputėlį, jinai gal net ir trumpoka, matosi mano galiukai. Gerai, antra suknelė, šiandien jų iš viso bus 4, kainavo $79,99. Šitą iš tikrųjų visiškai ne mano stiliaus galima sakyti, bet sakau, čia visada kaip maža mergaitė buvau, galvojau, kad norėsiu tos tokios pustos kaip tortukas suknelės, tai kadangi yra, sakau, proga, tai noris išbandyti, o jeigu gal patiks, dar tokia kaina šiaip. Ir irgi atėjo gaila tik tokiam plastikiniam maišė, tai jau vis tiesiai tu matai, kas ten yra. Šiaip atrodė foto, kad bus bet šiaip šitie, matot kiek tiulio, biški gal matos, kad toks pigokas, jaučias palietus ir gali, nu man gal nebus trumpas. Bet galvau, kad šita dalis bus labai, šiaip gal per kamerą vis tiek kažkodėl atrodo, bet gyvai tie akmenukai visi blizgučiai susiūti, jie nesijaučia ir netrodo tokie pigus. Ir irgi turi pakietinimą, ta detalė nugaroj suvarstama kaip už $79, tai čia sakyčiau, mane gana stebi. Kiek mačiau įvairiuose forumuose, kad vien nuoma gali kainuoti kelis šimtus, apie pirkimą tai iš viso, kad kur pardavinėjau padėvėtas, po 500–600. Tai jeigu turit labiau strikt mažesnį biudžetą, už $79, tai... Ir dabar vėl įterpsiu klipą, kaip atrodo šitą suknę užsidėjus. Dieve, tos suknės tokios karštos, kad oh my god. Nekreipkit labai dėmesio į galą, nes aš nelabai jį susiveržiau. Biški, gal net ir girdisi to tiulio, kiek čia, iš čia dar. Nors apačioje visai ok, bet tas tiulis toksai, toks atrodo garsas labai Viršus atrodo visai gražiai tas korsetas. Susitelpia, aišku, čia reikia gražiai susiverš. Taip, čia yra visiškai ne mano skonio ir aš tiesiog norėjau pasibandyti tą tokią mergaitišką puffy suknelę. Jeigu jūsų skonis, tai šitą tikrai rekomenduoju ir tas viršus tikrai atrodo visai neblogai ir pakankamai kokybiškai atrodo, man taip rodo. Ir jinai man patinka, kad pridengia mano pirštų galiukus šį kartą. Kaip už tokią kainą, tai čia labai gerai, sakau. Gerai einu, kaip sakiau, nuo pigiausios iki brangiausios ir dabartinė bus už $105. Ir vakar, nemeluosiu, įkinau pažiūrėti, nes tiesiog norėjau pažiūrėti,
ar visi yra siuntiniai dėžiai. Ir šitos suknelės man medžiaga, galiu pasakyti, nustebina labai gerą pusę. Šitą suknelę būtų arčiau to, ką aš įsivaizduočiau. Ir visada galvojau, ką norėčiau dėvėti, bet užsisakiau, kad pasižiūrėt, kaip atrodo. Turiu dar keletą idėjų ir gal ateity irgi parodysiu, ką užsisakiau, pasižiūrėti, pasimatuoti, gal net kažką išsirinksim kartu su jumis. Bet šiaip šitos suknelės kaip už $105 medžiaga mane labai nustebino į gerą, nes neturėjau daug vilčių, bet labai šiaip kokybiška. Nes galvau, bus kokia biški paklodė, palyginus tuo tiuliu iš praeitos suknelės, tai šita tokia labai sunkiai jaučiasi ir tokia keletos sluoksnių tikrai neturėtų persišviest. Ir jinai turi, biški juokingos man šitos rankovės, bet turi tas tokias pūstas rankovytes. Wow. Netelpa net į kadrą. Jinai turi, aš labiau gal man patinka tas tiek vienos, tiek kitos suknelės, kurioje vadinasi Sweetheart. Man atrodos tas line. Bet čia gal tiesus irgi pakietinimas yra. Tur yra, kad saugiai jaustųsi ir tave sutemptų ir niekur nejudėt. Gal galėtų būti tais tie guminiai, kur neslystų nei vienoje, man atrodo, nebuvo sukneliai. Yra raištelis, bet sakau, kokybė tai visai mane stebina. Nežinau, gal per kamerą ne taip ir atrodo, bet gyvai man patinka tie korsetinio stiliaus galai. Irgi ilga turi skeltuką šitą, kas man patinka. Norisi turėti fotosesiją tą momentą, kur gali kojytę parodyti truputėlį. Tai gerai, einam matuotis ir žiūrėti, kaip šita suknelė atrodo. Ir šita suknelė, kaip ir tikėjausi, viena kol kas geriausių. Gal reiktų tik dydžių mažesnė man. Norėtų, kad taip tvirčiau laikytus, bet šitą už 105. Sakiau, skeltukas yra. Medžiaga, aišku, reikia pastyminti. Visai gražiai linija eina. Ir vienas geras dalykas, turi kišenės. Bet kartu turi tą, kur Adomas sako, nereikia šitų balionų, bet ateina dar vat su tais tokiais petukais. Nugarai biškutį jau geriau susiveržio, aišku, originaliai reiktų normaliai susiveržti. Ir paskutinė, brangiausia kol kas šiame hole mūsų suknelė, kuri kainavo $109.99. Ir iš tikrųjų irgi pažiūrėjau po parsinešimo, ar yra, ar viskas gerai. Ir galiu pasakyti, truputėlį labiausiai nusivylus esu, dėl kiek matau medžiagos. Kol kas labiausiai gal net cheap jaučiasi. Tokia medžiaga truputėlį nerimta, man atrodo. Okei, nudžedžinau per anksti. Jinai yra išvirkščiai, tam, kad tikriausiai nenustebtų. Išorinė tada medžiaga daug geresnė negu vidinė. Vidinė, sakyčiau, toksai jo, kaip naktinių. Bet nepatinka, kad juda pakietinimai tokie. Ta suknelė yra vėlgi aptempta. Irgi turi tą besidriekiantį galą. Kas man tik labai patiko, jinai yra ilgom rankovėm, bet ne tam esmė. Patiko nugara, nugaros detalės ir ant rankovių perliukai. Bet vis tiek medžiaga nėra pati nuostabiausia, tai žiūrėsim, kaip šita atrodys, bet labiausiai kol kas nors gėlytės gale visai gerai atrodo. Gražiausia man dalis tai kol kas šita, jeigu pažiūrėti, kaip atrodys. Ir paskutinė suknelė. Galiu iškart pasakyti, reiktų dydžių didesnės, bet iškart galiu pasakyti, jinai tokia ir jaučiasi. Labiausiai, kai būtų cheap, netgi ta už 7,9 ar 7,2 geriau jautės, negu kad šita medžiaga tokia. O visų antra, žinau, kiek čia matosi, kad persišviečia, bent jau, kiek žiūrėjau prieš veidrodį, tai tie ratiliukai, padukai, tokie, po to nepatinka, kaip atrodo čia priekis. Adomas juokės kaip daktaras,
Patinka šitos detalės. Ir patinka nugara, bet labai jau nepatogi. Atrodo, kad bet kurią akimirką nuslys. Jeigu su paskutinė labiausiai patogiai jaučiaus, taip tikrai, kaip aš juokiuos, kodėl norėjau iš dalies tokios suknelės, nuo kur eina čia. Sakau, valgyti tai vis tiek norėsiu. Čia tai jau ne kasnelė. Tai žodžiu, pirmos 4 suknelės atrodo taip. Tai tikriausiai pasidalinsiu su jumis. Jeigu aišku jums įdomu, pakomentuokit, ar būtų įdomu pamatyti. Tai va, tai pirmi 4 tokie bandymai. Trečioji, mano favoritė, pakomentuokit, kokia jūsų nuomonė. Tai va, žodžiu, pasimatavau viską. Sunkus darbas buvo. Jaučiuosi biškutį pavargus, bet dabar vakarieniai darysiu vėl iš tos dėžės. Ir labai jau geras pasiūlymas buvo vėl, ten už 40, gal $2, 8 patiekalai, tai čia iš viso. Tokia kreminė sriubytė, tokie ingredientai. Jie atrodo gyvai taip, tai čia tiesiog špinato duonelė, grybų sultinys, grietinės, čia nežinau, čiobrelės, manau. Česnakas, svogūnas, aišku, grybai ir dar reiks ekstra druskos, aliejaus, pieno, sviesto ir miltų. O jūs pamatysit, kaip atrodo jau galutinis variantas. Ir susitinkam jau po... Iš tikrųjų norėjau parodyti, kaip atrodo ta sriuba, bet šiaip panašiai ir atrodė. Bet pamiršau. Adomas visai norėjo valgyti, aš norėjau valgyti ir aš nebenufilmavau, kaip atrodė galutinis rezultatas, bet jeigu kam įdomu, vat, kaip atrodė gaminimo procesas. Ir buvo šiaip labai skanu. Reiktų gal dažniau pasidaryti, nes labai paprasta. Buvo skanu, kažką reikia pasimti desertui, nes toksai visai nebuvo labai sunkus maistas, kas visai smagu. Reikia žiūrėti, ką valgyti desertų. Adomai, koks tavo šį vakaro deserto pasirinkimas? Aš sakau, liūdesėlis, neturim desertų. Ne, jogurtai bus ir nutribarai greičiausiai. Siūliau Wings nuvažiuoti pasiimti. Bet paskui siūliai desertą ir sugundė ir sako ne. Sugundžiau tave? Taip. Žiūrėk, suvalgom jogurtus ir nueisim į tą bakerį pasiimti kažką. Bet jau bus vėl. Gal apseisiu be. Na gerai, tada. Einam, palauk ieškot, ką turim. Turim kietų saldainių. Šitų nerekomenduoju. Tai rinkais, na. Nu, bet aš nežinau, kad jie kieti. Turim Adomo saldainių. Ir riešutai. Batonėliai. Ir popkornai. Bet popkornus jau valgiau vakarą, ne? Jo. Reiks valgyti. Porą pilno grūdo batonėlių. Gal tiek. Ir susitiksim rytoj ryte. Kiek pas mus voveryčių, čia nežinau, kiek matot. Vienur būna pelės, kitur voveris. Aš keliauju vėl pasiimti siuntinukų. Šis savaitgalis toks siuntinių savaitgalis. Su jau vienam vlogė rodžius, kad čia pas mus tokia yra siuntinių dėžė, talpyklo žodžiu. Tu gauni siuntinuką, tau rodo, kurioje dėžutėje pas manęs yra pirmam. Čia tiesiog paspaudi mygtuką ir tau atidaro. Tokios 2 nedidukės dėžutės. Keliaujam pažiūrėti, ką čia gavom. Tai truputėlį prisėsim, atidarysim siuntinukus ir šiek tiek dar paplepėsiu. Taigi, labas rytas iš sausio 28 dienos. Tik norėjau prisėsti, truputėlį su jumis paplepėti, atidaryti porą vėl siuntinukų. Šis savaitgalis, kaip jau minėjau prieš tai, toks siuntinių savaitgalis. Tai pasidariau kavytės, čia puodukas, kurį gavau kalėdoms. Nuo ko norėjau pradėti? Apžvelgti tiesiog net ir gal šį truputėlį savaitgalį.
Tai va čia pirmas vlogas, kurį filmuoju šiais metais po visų vlogmas, nors ir žinau, kad aš ten labai suvėlavau. Kodėl aš vis tiek kėliau tos vlogus, kad ir po kalėdų ir gerokai po kalėdų visas mėnuo, nes paskutinis 24 dieną buvo įkelta. Aš tiesiog galvoju, noriu išsiugdyti tokį įprotį savo, kad jeigu pradedi projektą ir nesvarbu kas, kaip, kodėl, noriu būti sąžininga prieš save pačią ir jeigu pradėjau projektą, tai aš noriu jį pabaigti. Kitas dalykas, vakar kas nutiko, jeigu kalbant apie vakar, buvo labai nesmagu iš tikrųjų sudaužyti tą transmitorių, bet labai džiaugiuosi, kad turiu Domo palaikymą ir jisai mane labai nuramino, kad nereiktų jaudintis dėl tokių dalykų. Dabar palaukim, kol nustos pūsti ventiliatorius, aš tik išjungiau garsą. Kaip aš jau ir minėjau kažkuriam vlogėme ir viena mano prenumeratorė sako, kad šitas ventiliatorius mūsų yra video gadintojas ir atrodo, kad kažkas specialiai klausosi ir nori įjungti kiekvieną kartą, kai aš noriu filmuoti. Jo, tai kur baigiau kalbėti? Apie mikrofoną. Nereiktų šį pergyventi, čia yra daiktas, taip jis kainavo daug pinigų, man labai gaila, nes aš gavau nuo Domo dovanų. Pirmą kartą sugalvojau panaudoti, sakau, pradėsiu pirmąjį šių metų vlogą ir einant garaže man tiesiog iškrito tas ekraniukas ir sudužo ir buvo labai liūdna. Jisai veikia. Jis netrodo taip gražiai, kad ir jeigu po kažkurio laiko mane labai erzintų, aš galiu tiesiog pasikeisti. Tai nėra pasaulio pabaiga, žmonėms nutinka daug blogesnių dalykų ir tai yra tik daiktas. Kitas buvo dalykas, tai matavau sukneles ir kaip jau minėjau, kad ruošiamės tokiai dideliai gražiai šventėjai. Ir jeigu jums įdomu, pakomentuokit, pasistengsiu gal kažkiek padokumentuoti visą tą procesą. Ir jeigu būtų įdomu jums pamatyti, ypatingai spėju panelėm, kokių alternatyvų būna iš tikrųjų pigesnių suknelių, nes kiek pasižiūrėjau ir vakar žiūrėjom tokį vieną laidą. Rekomenduoju pažiūrėti, jeigu turit Netflixą. Tai palaukit, susirasiu Twitter'yje arba X. O dabar pradėjau sekti tą žmogų, kuris kūrė tą laidą. How to get to rich. Tai labai man patiko šito žmogaus patarimai. Labai iš tikrųjų rekomenduoju pažiūrėti, jeigu jūs domina finansai. Aišku, čia labai daug finansų buvo susijusi su Amerikos dalykais, tai tarkim labai populiarios yra kreditinės kortelės, studentų paskolos ir panašiai, tai jis duoda rekomendacijų nemažai ties tuo, bet manau, kad kažkiek galima pritaikyti ir kiekvienam savo gyvenime. Ir ką aš norėjau pasakyti, kad ten rodė vieną porelę, kuri ruošiasi irgi vestuvėms. Ir aš žinau, kad Amerikoje yra labai populiaru tas tokios labai brangios, prabangios vestuvės, o ypatingai ten buvo, kad ir kultūriškai yra normalu kviesti labai daug svečių. Ir ten tas biudžetas tampa labai didelis, ten keliasdešimt tūkstančių. Manau, kad ir Lietuvoje jau taip būna, bet man vis tiek buvo įdomu pažiūrėti, ar labai jau daug skiriasi ten, kai mokė labai brangiai už suknelį ir labai pigiai. Ir mane be to nustebino vakar ta viena tikrai suknelė, kad manau, kad jinai nebuvo labai prastesnė. Apie ką dar norėjau dabar pakalbėti, nors jau ir praėjo sausis, jau tie nauji metai jau šiek tiek irgi praėjo, bet apie naujų metų rezoliucijas norėjau pakalbėti. Prastai iš tikrųjų turėjau dviejopų tokių patirčių, kur buvo išsikeliu tikslus, nekeliu tikslų, užsirašau, neužsirašau. Ir šiemet sugalvojau, kad aš noriu užsirašyti tuos tikslus. Paskutinius kelis metus keldavau tikslus, bet juos turėdavau savo galvoj, nes buvau gal to tokio mąstymo šiek tiek, kad, nenori per daug savęs spausti, nes prastai būna ir aš žinau, kad nemažai žmonių tai patiria, kad išsikelia ten tuos naujų metų tikslus. Pavyzdžiui, imkim pavyzdį, kad ir sportą, kaip tu jauties, kad tu iškart nepradedi vykti tų tikslų, gal ne taip greitai jie vyksta ir žmonės būna patiria stresą ir aš galvodavau irgi tą, kad aš maždaug turiu savo galvoj tuos tikslus, bet aš jų taip labai neapibrėžiu, nes kad nepatirt to streso ir panašiai, bet aš galvoju, jeigu tu išsikeli tokius realistiškus tikslus, tai ir su tam proto limitu, tam per kiek ten laiko ir panašiai nori tai padaryti, arba ten skiri visus metus, tai nereikia stresuoti, kad jeigu pirmą mėnesį tu jau to nedarai ir atsilieki, kad tu dar visus turi 11 mėnesių. Tai jo, šiemet turiu, aš jų gal visų nepasakysiu, ten grinai neįvardinsiu, kokie tie mano tikslai, maždaug
pabandysiu apibūdinti. Pirmas, ir čia net keli tokie tikslai mano susiję yra su mano karjera, kur dabar jau dirbu jau virš 4 metų šioj darbovietė ir šiaip aš negaliu skųstis, darbovietė yra nebloga, work-life balance yra tikrai labai geras, mūsų per daug nespaudžia, galima sakyti. Net iš tikrųjų spalio mėnesį gavau paaukštinimą ir ten algą pakėlė iki tiek, kiek, kai jau buvau tokia idėja ieškoti naujo darbo, kad pakėlė man algą tiek, kiek aš būčiau prašęs naujam darbe. Tai toks truputėlį kaip ir pristabdė, kur aš dirbu dabar ligoninėje, ten su sąskaitomis ir klinikiniais tyrimais. Tai nėra iki galo susijęs su tuo, ką aš esu baigusi, kokį bakalaurą turiu. Tai noriu įgyti naujų įgūdžių, išmokti naujų dalykų. Tai turiu iš tikrųjų tokius net kelis tikslus, kad ten pabaigti vienus kursus, ten kažkokius sertifikatus įgyti. Ir gal net po truputėlį pradėti žiūrinėti naujos pozicijos, būtent tą kryptimi, kur aš įsivaizduoju, kad aš būčiau visai nebloga ir tas darbas būtų susijęs su tais įgūdžiais, kuriuos aš įgysiu besimokydama ir kur aš galėčiau augti ir tobulėti. Tai kitas dalykas yra tai susijęs irgi su video kūrimu, iš tikrųjų man labai patinka, smagu daryti ir panašiai. Nežinau, ar čia minėti ar labai ar ne, bet kad norisi pritraukti daugiau tos auditorijos, bet aš tiesiog net nežinau kaip, nes nenoriu būti kažkuo, kuo aš pati nesu ir kažko tai daryti, tai wow, noriu daryti tai, kas man patinka, kas man smagu, kur aš jaučiuosi patogiai, smagiai, enjoyinu tą video visą kūrimo procesą. Tai tiesiog neapleist, kažkiek kiek įmanoma auginti. Tėlį yra ir su saviugda, kaip čia pasakyti. Toliau, nors aš neskau, kad aš neturiu tos disciplinos ir manau paskutiniu metu, gal net paskutinius porą metų mes turim gana neblogą discipliną, kas susiję kad ir su maistu, su sportu, aktyvia veikla, kad tiesiog tęsti tai ir tuos įpročius tiesiog paverst kaip įprasta gyvenimo dalimi. Nežinau, kiek gal net ir nesu minėjusi, bet šiaip padomas yra finansų fanatikas, tai šiek tiek yra tų tikslų ir su finansais, bet vėlgi tie tikslai yra tiesiog tęsti maždaug panašiai net ką mes darėme, nes visas anomo žinias labai puikiai išnaudojame ir toliau finansiškai, kaip čia pasakyti, kurti tą stabilų ir saugų gyvenimą, manau. Ir grįžtant prie tų sporto ir maisto gaminimo. Gal kai aš rodau vloguose, kad mes dažnai pasiemam maistą, bet taip nėra, kad mes kiekvieną kartą pasiemam ir net jeigu ir pasiemam, iš tikrųjų tas su tuo maistu paskutinius metus, nors ir tarkim per kokią, kai buvo karantinai, tai buvo toks balaganas, bardakas, bet manau čia pasidaug abu tai buvo. Reikėjo sugrįžti, kai tu pastebi, kad tu biškutį jau net tuo keliu judi, tai reikėjo sugrįžti ir manau paskutinius porą metų mes labai disciplinuotai, sąmoningai renkamės maistą ir kad tokį sveiką požiūrį į maistą ir tą didžiąją dalim ir aš sakau, to nerodau, to maisto tokio, kuris yra toksai normalus maistas, ten galima jį vadinti sveikesniu ir kai aš gaminu kažkaip netiek rodau, nežinau, nebent jums būtų įdomu, tai aš galiu ir dažniau tai pafilmuoti, padaryti, bet nežinau, kiek žmonėms yra įdomu tai žiūrėti. Ir dažniausiai taip jau nutinka, jeigu jau filmuoju, gal būna kažkokia labiau užimtesnė diena ir mes pasimam tą maistą, bet vėlgi mes stengiamės, kad ir tą pasimtą maistą labai sąmoningai pasverti. Nes jeigu pasiemi, tarkim, kad ir to pačio KFC ar pizzą, ir tai nėra blogai, ir tai yra viskas labai normalu, nes tai yra labai skanus maistas, bet po to tu stengiasi truputėlį kažką ramesnio, galima sakyti. Ir kiti, iš tikrųjų, porą tikslų tokių, šitos galiu įvardinti, iš tikrųjų, šitie iškilo gal net porą savaičių po naujų metų ir aš juos tik šiandien iš tikrųjų užrašiau. Tai noriu nubėgti 2 mylias per 15 minučių, tai čia būtų apie truputėlį virš 3 kilometrų per 15 minučių. Ir iš tikrųjų, kai pradėjau bėgti, čia dabar kol kas bėgu ant takelio, gal pavasarį išlysiu ir į lauką. Pirmą kartą nubėgu gal per 23 kažkur minutės, po to jau 21. Ir jau paskutinį kartą, tai penktadienį, kai bėgau, tai nubėgu per 19 minučių ir 45 sekundės. Tai jau progresas yra.
Ir aš tikrai šiemet noriu tai padaryti. Kažkaip labai mėgau dviratį ir vis dar mėgstu tą spinningą. Po truputėlį kažkaip grįžtu ir į bėgimą. Tai vat vienas iš tikslų yra tos 2 mylios per 15 minučių ir aš manau, kad aš tikrai pasieksiu ir net greičiau negu iki metų galo. Ir vienas iš paskutinių tikslų, kuriuos vakar gal jau irgi minėjau, kad šiaip nuo mažens visada domėjausi nagais, nagų dailę, priauginimais, kai buvau studentė, eidavau į tuos kursus, bet kursus kaip būti kaip modelis, ten manęs mokydavosi daryti nagus. Esu turėjus prispirkus pirmais ypatingai metais, man pros, kai čia gyvenau ir turėjau daugiau laisvo laiko. Tai žodžiu, tada darydavau pati ir nagus ir iš po tų kursų, kai aš sėdėdavau, matydavau, žiūrėdavau, tai aš bandydavau dabar atkartoti, bet man tiesiog tai labai ilgai užimdavo laiko, ten labai kokias 4 valandas, tai čia visą laisvadienį aš tiesiog paukodavau beveik nagam. Tokia biškutė nesąmonė. Tai prieš porą metų atradau tuos nagučius, 10 dyva. Stebiu truputėlį ir tuos vadinamus trendus ir jau gal net porą metų, gal net ir kai pradėjau daryti 10 dyva ir šitie irgi buvo labai populiarūs, gal dabar mažiau biškutė, bet buvo tas trendas vadinamas Gel X ir vienas populiariausias yra Beatles, tai bet netame esmė. Kitas iš tų tikslų buvo mano išmokti pasidaryti nagus, vat būtent tuos Gel X. Nusprendžiau, iš tikrųjų ilgą laiką galvojau pirkti tą Beatles, bet dabar neseniai Kiss paleido tokią rinkinuką, gale matos. Yra lempa, yra tipsai ir yra klijai. Ir čia vat sako daryti, kaip ir po pasibandymus, tai čia yra vidutinio ilgio. O kas man patiko ir kodėl aš nusprendžiau būtent šitą, nors ir ta Beatles lemputė irgi labai panaši, bet man patinka, kad jis truputėlį tokiu kampu stovi, ta lemputė, o ne tiesiai. Ir visi kainavo, man atrodo, $22. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Va taip ir dieve, ir taip čia jau tiek daug praplipėjau žodžių. Einam gerti toliau kavos ir susitiks, manau, tikiuos neprailgo mano sapalionės. Tai, einam. Kaip jau matėt, ėjom pasiimti vėl maisto. Šiandien tik kalbėjau apie balansą ir kai pasiema maisto, aš tik nerodau, kad gaminu maistą. Ir mes vėl pasiėmė maistą. Čia geras maistas, parodyk. Bet jo, tuoj. Gal čia matos, sufokusavo, gal nori čia. 4 dalis skirti? Ne, 4 tikrai, 2. Okay. Bet jeigu turit galimybę kur paragauti braziliškų desertų, tikrai rekomenduoju, nes kaip jie gerai daro desertus, tai ir mėsas irgi. Tai čia yra prie mūsų tokia vieta, kur aš sakau, gal laiką net nežinau, kad jie turi mėsyčių. Žinau, kad turi bufetą, bet neturi mėsyčių. Nu, atidaryk. Čia yra mano. Nežinau, kas čia, bet jie skanus yra. Aha, tu labai apkrovė viską, ne? Bet čia va mėsytė, ryžiukai ir juka labai patinka. O čia yra Adomo lėkštė. Simple. Jo, gal atsidėt mėsos reikės, man atrodo, aš gal tiek nesuvalgysiu net. Einu tikriausiai šiai vietoj ir nutrauksiu šitą blogą. Mes einam valgyt. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite užsiprenumeruoti, paspaust patinka, pakomentuoti, nueiti mano Instagramą, padaryti visą gerą dalyką. Ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi susitiksim kitame video. Iki.